Ilgai laukta naujiena - japonų perliukas, rankų darbo makiažo šepetėlį. Aš nedrįsau pradėti viena, taigi pasikviečiau makiažo specialistę Beatričę. Labas. Beatričė, aš noriu, kad mes kartu atidarytume šitą dėžutę ir pasižiūrėtume, kuo ypatingi japonų rankų darbo makiažo šepetėliai. Komplektai yra 5 šepetėliai. Kaip žinia, aš iki šiol naudodavau tik kušoną. Jame laktobakterijos, peptidai, maskuojantis, iliuminescencinės sudedamosios dalys. Tai aš pasidengiu veidą ir bėgu. Bet jau kartais reikia eiti į vakarėlį arba susitikti su tavim kavos. Pamokink mane, kaip reikėtų naudoti šiuos šepetėlius ir kuo jie ypatingi. Tai šie šepetėliai labiau skirti yra sausoms tekstūroms ir jie ypatingi tuo, kad yra rankų darbo, visi kruopščiai pagaminti Japonijoje. Plaukelių šereliai yra iš ožkos plauko, tai reiškia, kad spalva geriau pasiima šepetėlis ir dar geriau atiduoda. Tad šiandien mes su Erika juos ir išbandysime. Nekantrauju, kurkim grožiai. Pradėkim nuo stambiausio šepetėlio. Tankus, ar ne? Tai reiškia, labai gražiai pasidengs. Aš tai labai mėgstu pirmiausia paimti biraus produkto, nusisausinti veiduką. Pirmiausia mes tepam su kušonu, o paskui nusisausinam. Tai šiek tiek paimam birios pudros ir nebraukom, o tapšnojamaisiais judesiais visą zoną nusausinam.